Sveiki, mėlyjeji! Šiandien Menų sala vėl kviečia į susitikimą su negana pasakyti įdomiu žmogumi, greičiau neįtikėtinai įdomiu, Irmantu Mickumi. Asmenybė, kurią vieni pristatydami saviesiems pažįstamiems pabrėžia, jog tai juvelyras. Antri vadina ūkiškiau, kalviu. Treti jo ieško, kai užsireikia interjero dizainerio konsultacijų. O jis pats netrunka pateisinti kūrėjo plačiaja prasme statusą, atverdamas savųjų namų duris ir pro jas įleisdamas filmavimo komandą, tuo šokiruodamas nieko nežinančią žmoną Editą, kuri akimirkai nustirsta, bet po poros jau verda kavą ir stengiasi rasti tikslesnį atsakymą į klausimą, ką vis dėlto reiškia tuo pačiu stogu dalintis su kūrėju. Tai siekiamybė ar katastrofa? Bet kurios moters ar vyro paklaustumėt, kurie gyvena su menininkais visokiais, ar tai muzikantas, ar tai kompozitorius, ar tai aktorius, ar tai koks nors kitos rūšies, ar tai juvelyras, ar tai dizaineris, ar tai netgi architektas, jos visos pasakys, kad arba jie visi pasakys, kad gyvenimas yra gan sudėtingas, nes tie žmonės labai yra, jie yra įdomus, iš tikrųjų tai jie yra labai įdomus, bet jie turi savo tokių dalykų, kurie tokiuose smulkmenuose, kas liečia materijoje viso, jie savo nuomonę turi labai tokią išieškotą subtilę, kurie paneigti arba savo įterpti kažką yra labai sunku, arba tu turi labai motyvuoti, arba labai kažką tai ten, taip parodyti tai, kad jisai sutiktų būtent su tuo ten, ar tai su daiktu kažkokiu, kurį tu nusiperki, ar tai su nuomonė kažkokiam tai, ar tai spektaklyje, ar tai filme, ar tai kažkokiam tai renginį, nes, jie yra savotiški labai. O kas atperka visą tą sunkumą? Juk yra kažkoks atpildas atėjo. Gyveni su to žmogum, bet gyveni... Įdomu. Tik tai dėl to, kad yra labai įdomu iš tikrųjų, nes tu nežinai, kas tavęs laukia kitą minutę. Netgi kitą minutę arba valandą. Nes, pavyzdžiui, man, kad ir va šitas ką mes dabar čia darom, tai yra šokas. Aš, pavyzdžiui, visai ne tą buvau susiplanavusi ir jisai kartais mane išmuša iš vėžių. Bet aš jau pradedu po 25 metų tai suprasti, kad reikia prie to taikytis, nes nieko nebus. Nes čia tai buvo ir staiga po kelių, tai būtų kaip kažkas, tai kaip iš dangaus giedras, iš giedro dangaus griaustinės. Tai čia lygiai tas pats. Nes tu nežinai, ką tau gali paskambinti ir ką pasakyti. Būtent. Tai tas yra, bet jeigu tu su tuo susitaikai per laiką ir pradedi taip kažkaip tai reaguoti į tai, taip kažkaip tai nepiktai, o taip priimant, numetant savo ego, savo tuos požiūrį, tą savo tokį gyvenimą, kad čia aš svarbus ir mano nuomonė irgi kažką reiškia, tada pasidaro lengviau, nes tai yra taip, kaip yra ir nieko nepakeis. Toks gyvenimas. O Rimas labai daug kalbėjo apie meilę, kad tai yra svarbu ir viso kito, o jis moka mylėti. Tai yra toks romanas, meilė trunka 3 metus. Tai yra tiesa. Tikra tiesa yra iš tikrųjų. Paskui jau atsiranda kiti dalykai visai. Jinai verčiasi, ta meilė keičiasi. Jinai vieno etapu tokia būna, kito etapu tokia, o kai žmonės sulaukia tokio brandesnio amžiaus, jinai virsta visai kitokia. Bet jeigu žmogus su savim dirba, turi pats su savim dirbti. Niekas tau nepadės. Įdomu pagal Editą. Tai tikrai nei paprasta, nors neretai žaisminga, nei lengva. Vis dėlto toje visokių patirčių gausoje turėtų būti gija, kurios laikydamasi visuomet ateitų iki to paties. Nesvarbu, kad nepaliaujančio stebinti žmogaus. Vertybė įtikinusi, jog ne tik buitimi kartu rūpinsis, vaikus augins. Edita susimąsto. Jis po šiai dienai man dar gražus. Visom prasmėm. Tiek galiu pasakyti. O šiaip tai visko būna, aišku, būna ir to užtemimo, egoizmo tokio, kad tau atrodo, kad jau čia tu visai jau nustumtai kampą ir tu niekam nereikalingas esi. Bet būna kartais ir tokių atgaivų, kurios kartais atperka tą visą. Įdomus žmogus. Galiu pasakyti ir manau, kad su juo gyvenant aš labai tokių įdomių patyrimų gavau ir manau dar gausiu.
Moteris, traukdama iš dėžučių vyro jai sukurtus papuošalus, švysteli jam ir lapelį su rankinės, kurią sumanė pasisiūti brėžinuku. Tu matai, tarsteli jis. Ir į tuos du žodelyčius sutelpa visas vandenynas pasididžiavimo. Štai kokia. Tokia, nesislepianti talentingo vyro šešėlyje, reikalaudama, kad jai sukurtų laimę. Ji pati ją kuria. Ėjimas į save, tas ieškojimas, tas visas yra pats svarbiausias dalykas. O jeigu šalia yra žmogus, kuris tau padeda, tai čia iš vis yra nuostabu. O čia juvelyro dirbtuvės. Vos keli kvadratiniai metrai. Labai kuklus tie metrai. Kaip ir neįmantrios darbo priemonės. Metalas, plastikas, vaškai. Nei tau safyrų, nei smaragdų. Na kodėl intriguoja juvelyras? Aišku, turiu. Dažnai žmonės ateina irgi kartais kokie būna, kai darai interjerus, ateina kokia užsakovė, dar tai kažkaip išeina kalba, ten darau ir juvelyriką. Ir oi, labai įdomu būtų pažiūrėti, kaip atrodo juvelyro darbo vieta. Taip aš kažkaip nedrąsiai atidarai tas dureles, žinai, taip sakau, va čia, taip, čia tik tai tiek, čia, čia, aš įsivaizdavau, čia menininkai, čia kažkas vyksta, čia daug visko. Juvelyro vieta tokia nedaug. To vaizdo estetinio nėra, nes čia daug dulkių, ir metalo, ir poliravimo, toksai, pasidarai juodas visas, purvinas, toksai blizgančiam akim, tik tai išlindi. Kodėl įspūdingos stoto žmogus krapštosi su tokiomis smulkmenomis? Priežastis paaiškina vienintelį ir nebereikalaujanti komentarų – meilė. Juvelyrika – didžioji gyvenimo meilė, užklupusi ankstyvoje jaunystėje ir tebesukanti galvą iki šiol. Na ir kas, kad gyvenimas priverčia dirbti kitus darbus, pavyzdžiui, kurti interjerus. Bet labiausiai širdis atsigauna sėdus į juvelyro krėslą. Nors vėlgi, viskas tarsi persipina. Ribos tik menamos. Yra netgi tokia juvelyrika, pasakoja, švariom rankytėm, kompiuterinėje programoje atspaudai, išrėdėjo žiedukas iš vaško, atidavai meistrams, tie atliejo, tu pakoregavai, pasižiūrėjai, dulkes nuputei, pats prie metalo gali net neprisiliesti. Dabar tokios galimybės, bet jau nebetikra. Minusas tame, kad kada žmogus nebeprisiliečia prie medžiagos, tu nebejauti medžiagos, ką medžiaga gali, ką tu iš jos gali, kokios galimybės pačios medžiagos, žinai. Tai va kažkaip prie to metaliuko prisiliesti kažkaip būtina, manyčiau. Tai va, tokie aš mokiausi, tai tokių dalykų dar nebuvo. Tai prisiliesdavai, tai žinai, ką galimybės. O dabar, žinai, jaunesni būna studentai, sako, va čia suprojektuoja, taip, sako, neįmanoma įvykdyti. Kaip? Todėl, kad jis neprisiliečia prie medžiagos. Čia kaip ir daug kas, dabar matai, kompiuterizacija ir juvelyrika atėjo, ir visus mūsų namus. Papuošalų virstančios medžiagos turi daug pavadinimų. Meistro fantazijai paklūsta visos, nors yra ypatingųjų, su kuriomis dirbti maloniausia. O kuri Rimanto išrinktoji? Aišku, maloniausias sidabras. Jo saugot nereikia. Jį ten dirbi drąsiai, kažką padarai, nepatiko, neišėjo, pasiemi tą plaktuką, trenkiai per jį ir kitą darai. O auksas, tai žinai, ateisi padaryti, sakysi, o tu kur mano auksas, tai man nudegė, tai ten, žinai, toks jau prasideda labai saugojimas kiekvienos, žinai, kiekvieno gramo, miligramo, kad kažkur tai tau paskui gražinti reikia. Tai, tokia kaip ir biški suriša tau rankas. Būtent, tie brangieji visokie metalai, brangieji akmenys, taip, žinai, dabar akmenį kartais pjauni kokį, atpjauni ir trūksta. Gerai, tai pusbrangis, žinai, nelabai baisu. Numetei, pasiėmei vėl kitą, vėl pjauniu. Paėmėmsi brangų, jisai turi būti jau 100% vykdytas. Tai toksai, nėra tokios laisvės. Taigi, apie laisvę. Laisvę mintise mosuoti plaktuku ir laisvę tą svajonę nukaldinti. Koks tai būtų kūrinys? Kaip jis turėtų atrodyti? Maloniau yra kurti gal kokią didesnę plastiką kažkokią, tai juvelyrika, jinai tokia labai tave užsiriboja. Ypatingai, kadangi darai dar kokį interjerą, tai yra maloniausia, aišku, ką nors padaryti interjerę, kažkokią tai didesnį, tokią apimantį, kad už kažko galima paimti, taip ir taip pažiūrėti. Juvelyrika jinai tokia, labai nežymiai jinai tokia.
Netgi dažniausiai moteris nusipirkusi, gal paskui, taip stalčiuką atidaro, įdeda. Netinka. O taip jau, žinai, jau mažoji plastika, ar tai kokia skulptūra, tai taip jau matosi. Tai mes čia taip kažkaip su kriuku, būtent jau į didesnį tokią matmenis išeinam. Tai taip aš ir dirbu masteliais, nuo mažų su kriuku į didesnius ir interjerus dar didesnius mastelius. Savotiškai kartais taip biški pasimėti tarp tų mastelių, bet tame yra toksai žaidimo įdomumas irgi tose masteliuose gyventi įvairiuose. Gerokai keista, bet tik nedaugelis žino, jog garsusis stiklo menininkas Remigijus Kriukas, kurio daugelis skulptūrų dabina metalo aksesuarai, seniai kūrybiniais sumanimais dalijasi su juvelyru Rimantu Mickumi. Kolegos yra sukūrę daugybę darbų, tapusių grandiozinių tarptautinių apdovanojimų simboliais, užsieninių meno kolekcijų turtu. Pirmiausia, gal kaip kolega Kriuką galėčiau paminėti, kad jisai labai jau geras organizatorius ir labai moka sujungti, suburti žmonės, kurių tikrai reikia. Ir pas jie, aišku, ten dirba labai nuostabus, labai gražus žmonės, tokie, labai puikus kolektyvas. Ir ką aš labai džiaugiuosi pas juos nuvykdamas, ta prasme, kad galiu su jais kartu kažką padaryti. Tai todėl kažkaip tai metai iš metų nemažėja bendrų darbų, bet daugėja. Šioji kūrybinė partnerystė, jų dviejų tandemas lyg tų abiejų medžiagų - stiklo ir metalo, su kuriomis dirba, sako, dermė ideali. Viena medžiaga, kuris staigiai dūžta, labai, reikia saugoti, ir kita, kuri labai stipri, su kuria gali kaip tik užgauti tą stiklą. Metalui suteiktų galių sąraše ne tik žvilgesys ir prabangos įspūdis, daugiau gyvasties ugnis. Vadinasi, patikėta prakalbinti stiklą, atverti esmę. Tiesa, gausos, kurią galima demonstruoti prieš kameras, tik likučiai. Daug darbų išparduota, išdovanota, iškeliavę. Amerikiečiai turi apdovanojimą kaip Oskarą. Ta prasme, rusų yra Krustalny Turandot. Tai mes čia kažkaip, tai mums taip pasisekė su kolega Kriuku, kad mes laimėjom tą konkursą. Čia nemažai šalių buvo dalyvavo ir mes čia kažkaip galima gal pasigirti, sakyčiau. Mes laimėjom ir kartu darėm. Lietuvoje tai daug, labai taip, prasme, jeigu galima tą kartelę tokią aukštesnį pasakyti, tai įvairiom ministerijom, prezidentam visokiem, tai labai daug pagaminta yra. Lietuvos balsui darėm irgi apdovanojimas pagrindinis buvo. Man atrodo, dabar vėl bus televizijoje rodoma, ko gero vėl teks daryti. Darbai darbais, bet dar kart apie meilę. Na, juk negalima buvo šiaip savo tiesiog savaime imti ir pamilti. Reikėjogi tą juvelyriką kažkaip atrasti, susižavėti, užsikabinti, pajusti, kad jį laiko ir kad bėgti nuo jos niekur nesinori. Nežinau, pas mane tai visada buvo tai manyje. Kažkaip aš jau nuo mažens žinojau, kuo aš būsiu. Ta prasme, man labai įdomu, kartais būdavo kartais draugais, kuo tapsi, kuo būsi. Niekada nebuvo tokio klausimo. Niekada gyvenime nebuvo iškilus toks klausimas. Aš žinojau, aš dirbsiu su metalu, aš būsiu juvelyrius. Juvelyras, ar tai dar buvo kažkoks dizaineris norėjau būti. Aišku, kažkaip tai vaikystėje labai norėjau būti mašinų dizaineris. Bet tai pas mus ne ta šalis. Ta prasme, mašinų niekas nekuria pas mus. Taip, kad kažkaip tai aišku, bet tai vis tiek šaka ta pati šalia. Taip, ir taip aš visada žinojau, kuo aš būsiu, nežinau, gal tai, žinai, jau užprogramuota iš kitų gyvenimų. Mano tėtis buvo labai techniškas, praktiškai, kiek aš atsimenu iš vaikystės, žinai, jeigu pamenat tas tarybinis senuosius laikus, taigi nieko nebuvo, ta prasme, iš technikos, iš įvairių namų apyvokos elektrinių daiktų, juk nieko nebuvo pas mus, ar ne? Labai buvo minimaliai viskas. Praktiškai tėtis viską pasigamino, įvairios ten pjovimo, tarkavimo, ten malimo, agregatai visi buvo gaminami, mano tėčia pats darydavo, viską pats pagamindavo. Taip kažkaip taip prisimenu, taip, gal ta technikos tas pajutimas ir išliko iš protėviai gal, kažkaip manyčiau, tėvai. Tikras panevėžietis,
pasakoja apie save Rimantas. Telšiuose mokėsis meninio metalo apdirbimo. Nuostabių žmonių ten sutikęs. Toje gan stiprioje mokykloje. Dabar ji Dailės akademijos fakultetas. Kartais prisipažįsta net širdis suspurda pamačius parodose, kokius gražius darbus telšiškiai kuria. O tas ypatingas papuošalas, klausiu, jis jau sukurtas ar dar ne? Juk natūralu, kad aktorius trokšta suvaidinti tą vaidmenį. O juvelyras? Savo tokio klausimo, tokios kartelės, kad nebuvau pakėlęs kažkaip. Dirbi atrodo ir viskas visada kažkaip tai taip. Būna etapai kažkokie, tai, ta prasme, tai minimalizmo, tai kažkokio tai vėl kitokio, tai kažko norisi šilčiau padirbti, tai biški šalčiau, tai bet kažkokie tai būna tokios bangos, žinai, kaip ir visada gyvenime būna bangos, žinai. Bet taip kažkaip aš, nežinau, atrodo, visada gal žmogus galvoja, kad viskas dar priekyje, viskas pas tave dar prieš akiją ir tą kažką geriausia sukursi dar vėliau. O čia yra daugybė gražių daiktų pasirima. Tai ypatingai brangi va šita. Ypatingai šita. Čia yra viena iš pirmųjų golfo lazdų. Jai kokie apie netoli 150 metų. Ten yra dar daugybė. Ir visos gražios. Nes Rimas yra gražių daiktų specialistas. Jeigu galima sutikti žmogų Panevėžyje ypač, kurio galima būtų paklausti apie daiktus, kaip jie dera, ką su jais daryti, arba rasti jiems naują paskirtį, kaip sugalvoti, ką daryti su daiktais, tai reikia klausti Rimą. Rimas žino viską. Tai yra toks dalykas, išmano. Tai pavojingi. Tai va, apskritai, kiek Rimas turi kolekcijų visų gražių daiktų, pavyzdžiui, gražių golfo lazdų, ar ne, kolekcijos ten. Kilimų kolekcija. Įdomių rytietiškų kilimų kolekcijos. Paskui pas jį ten stalčiuose yra įdomių raktų kolekcijos. Pas jį namuose yra puikios raktų kolekcijos. Jeigu busite, paprašykite, tikrai ten parodys. O svarbiausia, žinoma, ką aš norėčiau, kaip teatro žmogus palaikyti rankose, tai va čia yra tas, matyti visų teatro žmonių svajotas daiktas, kurį pagamino Rimas su kriuku. Tai yra Turandot, kurį aš norėčiau turėti rankose, ne pas Rimą namuose, bet gauti už savo darbą. Čia yra svarbiausias, turbūt, gražiausias daiktas. Rimas labai domisi ten, sakykime, stoikais, filosofinė kryptis. Tai yra taip, sakykime, įdomu, man nežinoma, visuomet aš ten domiuosi kitais dalykais ir todėl visuomet labai įdomu bendrauti, iš to gimsta nauja kokybė, nes, sakykime, mano viena visai kita sritis, sakykime, kuriomis aš domiuosi, jo visai kitos sritis. Ir iš to gaunasi įdomios diskusijos ir apie ką kalbėtis. Kaip stiklas su metalu gimdo visai naują kokybę, taip ir visai skirtingos kūrybos sritis susiduriančios irgi gimdo naują kokybę, iš kuri ir sukuria gyvenimo įdomumą, intrigą. Aktorius Vidmantas Fijalkauskas Rimanto dirbtuvėse nekuria jokio vaidmens. Tiesiog šie žmonės draugai, vienijami nesunaikinamo aiškumo. Į žvalgybą kartu eitų. Ir jei juokiasi, jo buvimas padeda sukurti išsamesnį Rimo portretą, vadinasi, savo vaidmenį atlikęs tinkamai. Išties, Vidmantas žino, jog mėgiamas Rimo dirbinys šaukštelis. Jis gali ilgiausiai pasakoti apie šio golfo lazdų kolekciją ar apie kavos aparatų subtilybių išmanymą. Todėl nelieka nieko kito tik paklausti. Jį gyventi ir šiaip įdomu. Begalis pomėgių, apstu kūrybos, tai niekam kitam laiko nebeturėtų likti. Pirmiausia, gal tas, žinai, iš protėvių ateina, kad tu turi uždirbti, žinai, tą materiją. Tu turi šeimai duoti materiją, kažkaip duoti tą duoną ir vandenį, kad, ta prasme, nors, kaip sako, Dievas viską duoda. Bet kažkaip tai aš tikriausiai tarp to Dievo ir to žmonos, kuris turi tą, žinai, materializuoti
Nu, kažkiek tai stengiesi kažkaip tai kiek galima daugiau duoti, aišku. Ypatingai sūnui. Kažkaip nors sūnus auga, matai testinumą savęs, kuris nori eiti mano pėdomis. Džiugu tai girdėti ir jausti. Bet trūksta tik senos kaip pasaulis dvejonės. Menas, kūryba apskritai su šeima vargiai suderinami. Man atrodo ne. Man asmeniškai atrodo ne. Žmona galvoja kitaip. Dabar sako, gyvenime nesiveščiau su menininku. Nu, kas yra menininkas aplamai? Man kiekvienas žmogus yra menininkas, jeigu vėl kalbėti. Žinai, ar daugiau, ar mažiau. Tas menas gyventi, tai ir yra menininkas. Tiesiog turi būti žmogum. Kad įvaldytum gyvenimo meną, kokiu turi būti? Žmogum sakai, bet jo kaip vienos spalvos negali apibrėžti. Kertinis akmuo yra meilė. Man atrodo, nebent aš taip deklaruoti moku. Ar iš tikrųjų išeina pagal deklaravimą man gyventi, čia jau gali būti ir kitaip kažkaip tai, bet taip, man atrodo, kertinis akmuo yra meilė. Bet kam? Žmogui, daiktui, aplinkai, žemei, Dievui. Meilė labai abstraktu ir netgi labai sudėtinga. O iš tikrųjų? O iš tikrųjų, mylėti nėra taip lengva gal. Bet viskas, žinai, įgauna savo pagreitį. Pradėk iš tikrųjų mylėti ir pamatysi, kad iš tikrųjų tai paprasta. Reikia iš visos širdies tiesiog atveri tą širdį ir eini per gyvenimą. Nu, taip man atrodo. Aš taip įsivaizduoju, kad taip. Betgi reikia pastangų. Tai neužtenka vieną kartą atverti širdį ir tada gyventi bet kaip. Aš visada sakiau, kad mylėti reikia mokytis. Tai yra tiesiog mokėjimas. Neateina, kad taip ateini į gyvenimą ir viską myli. Čia gal ir atėjai tam į tą materiją, kad pažintum, ar ne? Ta visą tą, kaip kas sudėliota, dėl ko, kaip. Dėl to yra gal ir tas blogis, juoda ir balta, čia taip ir prasideda viskas, žinai, tie tavęs išbandymai. Mokytis, tai reikštų skaityti tam tikras knygas, stebėti gyvenimą ar žiūrėti pro langą. Knygos gerai, bet knygos nėra. Aš manau, kad knygos tai nėra tas mokytojas, kuris gali tave nuvesti labai teisingų kelių. Pradžia galbūt gali būti knyga, man taip atrodo, ne? Tai gali tuo užsivesti, bet paskui kažkokie žmonės, aplinka, bendruomenė turi būti. Tu vienas niekada nieko nepadarysi vienas, niekada. Šalia tavęs visada turi būti artimieji žmonės, draugai. Kančia, vienatvė, tokios lyg ir būtinos sąlygos menininkui. Vienas būni, labai dažnai. Tiesiog aš tai, kai dirbu savo dirbtuvėse, aš praktiškai vienas būnu, vienas. Tai užtekam. O tai dar vienas labai, dar su vėju būnu labai dažnai. Vėjas tai yra mano burlentė. Tai išeini į vandenį, stoji, vėjas šalia ir viską išpučia iš galvos. Tai pailsi, kur niekur nepailsėsi. Tai irgi nuostabus dalykas poilsio toksai, kartais sėdi, dirbi, žiūri, o, vėjas. Varau. Kodėl vėjas? Viena stipriausių stichijų – vėjas, vanduo, todėl kad tai jėga. Nė nemano kokio nors kito atsakymo ieškoti menininkas. Vėjas pučias burė nešanti jį. Vėjas tampas draugu arba priešu, galima ginčytis. Taip sako, lygiai kaip ir vanduo, būtinas, kad išgyventum, bet gali ir nuskandinti. Pats kovotojas, šiaip iš tikrųjų kuo sunkiau, tuo geriau. Manyčiau jo. Man patinka kovoti. Netgi prisidarai, net kartais pats prisidarai savo visokių žabangų, kažkokių, tai paskui kovoji, kažkaip eini gyventi, kad kažkaip tai rastum save. Nors tu save turi, bet kaip ir atėjęs kaip ir neturi, bet idėja, kad turi surasti save. Nors tu esi čia pat, čia esi, ar ne? Daug žmonių nugyvena gyvenimą, nerasdami savęs, net nežino, kad aš čia esu.